Gruodžio 5 vakarą Šalčininkų miesto parke buvo jaučiamas stiprus šventinis bendruomeniškumo jausmas, suteikęs miestui ir visam rajonui dar daugiau laukimo nuotaikos. Įžiebta rajono įmonių ir įstaigų alėja. Šių metų alėjoje susitiko net 34 skirtingos rajono įmonės, įstaigos, organizacijos, verslai. Kiekvienas savo eglutę pavertė istoriją apie tai, kuo gyvena ir ką kuria rajonui. Kelionė šią alėją yra lyg ėjimas per rajono kasdienybę, kuriai įkvėpta šventinio laukimo dvasia. Kiekviena eglutė tai vizitinė kortelė, pasakojanti, kad mūsų rajonas gyvas ne pastatais, kuriuose veikia įmonės, įstaigos ir organizacijos, o žmonėmis, kurie dirba, kuria pridėtinę vertę, ugdo jaunąją kartą, rūpinasi sveikata, emocinė būsena, kultūra, grožiu, sportu, teikia internetą, veža keleivius, užtikrina saugumą. Jie visi kuria Šalčininkų rajoną ir jo ateitį, o Kalėdų laukimas tapo puikiu priminimu, jog bendras darbas suartina ir sustiprina. Visiems eglučių alėjos dalyviams Šalčininkų rajono savivaldybė įsteigė dovanas, kurios suartins juos prie arbatos puodelio, o Šalčininkų seniūnija prizus 1., 2. ir 3. vietos nugalėtojams. Ir dar viena staigmena. Gruodžio pabaigoje, sausio pradžioje Šalčininkų seniūnija apdovanos gyventojų simpatijas socialiniuose tinkluose pelniusią eglutę. Tad balsuokite Šalčininkų seniūnijos paskyroje. Eglučių alėja kasmet tampa labai laukiamų įvykių ir traukos objektu, o šiemet ji primena, kad išsaugoti mūsų rajono tradicijų tęstinumą yra svarbu. Apsilankyti prie eglučių alėjos galima iki 3 karalių. Gražaus laukimo!